Tai va, vaikai, kitą kartą mūsų ežero nebuvo. Buvo čia, kur ežeras buvo didelis, gilus slėnis su keliomis aukštomis kalvomis. Vieną vasarą pastebėjo žmonės, kad apie tą slėnį eina juoda kiaulaitė ir snukio nepakeldama knisa vagelę. Ta kiaulaitė ėjo apie visą slėnį, per 3 savaitės jie atėjo į tą pačią vietą, kur pradėjo, kiaulaitė dingo. Kai kiaulaitė dingo, bedirbdami ten prie šieno, šienpjoviai pastebėjo, kad nuo Notėnų pusės pradeda kilti debesis. Iš pradžių mažas debesėlis, paskui vis didėjo, artėjo. Žmonės jau susirūpino, pradėjo su šienais skubėti dirbti, o debesis atplaukė virš slėnio, sustojo, vis tamsėjo, pradėjo urduliuoti, ūžti, bet nelyja. Vieną dieną stovi, vis žemėja, vis tirštėja, jau pradeda vienas kitas žaibas matytis. Visi skuba paskutinius šienus sugrėbti, visi skuba išėjo, net ir nėščia moteris. Važiuoja pas šienai, veža ir iš debesies vis žemyn besileidžiančio, žaibuojančio, ūžiančio pasigirdo balsas. Boba lauk, boba lauk. Visi suprato, debesis nenusileis, kol neiščioji neišeis iš slėnio, nepradės lyti, kitaip sakant. Paskutiniai vežimai važiuoja iš slėnio, už vežimų paskutiniai eina neiščioji, tarsi visus saugodamas. Kai vežimai išvažiavo ant slėnio pakraščių, ant kalnelių, išėjo ir neiščioji, tada pradėjo baisiai lyti. Jau nelyja, o liete lieja. Ir vieni sako, kad nėščioji, kiti, kad kažkokia sena moteris pasakius, ta plateliai. Kaip tik ištarė plateliai, debesis šiūst, nusileido į slėnį ir atsirado Platelių ežeras. Mes atkeliavome į Žemaitijos nacionalinio parko širdį – Platelius. Šis parkas yra daug kam labiau žinomas kaip nardytojų ir buriuotojų rojus. Bet gausybė ežerų ir upelių tikrai nėra viskas, kuo gali pasigirti žemaičiai. Jie ne tik ypatingai išsaugojo savo autentišką tarmę, bet ir tradicinės šventes. Net sovietmečių nenustojo jų švęsti, o tik gudriai pakeitė pavadinimus. Jau spėjome tuo įsitikinti per užgavėnes, varydami žiemą iš kiemo. O šįkart mūsų laukia Žemaitijos joninės. Labdien! Labdien! Vagi, kaip malonu matyti. Aš Martynas. Aš Aušra. Aušra. Buvom susitikę. Taip, užgavėnės. Per užgavėnės buvom. Aš čia sakau, čia beveik vietinis. Aš girdėjau, kad žmonės kalba, kad jūs labai gražiai švenčiat joninės. Taip, joninės irgi nemaža šventė, kaip ir užgavėnės. Ir šį vakarą rinksimės prie Platelių ežero su folkloro ansambliu. Bus burtininkės, galėsit išsiburti. Niekada nemeluoja jos? Ne, visą teisybę pasakys. Gerai, na tai va. Jeigu jau tokie reikalai, teks pas jūs tada apsistot. Ką parekomenduotumėt? Labai didelės galimybės. Čia pas mūsų yra 26 kaimo turizmo sodybos ir galite išsirinkti vieną iš jų. Vienos yra prie ežerų, kitos toliau. Ir turim taip pat Platelių jachtų klubą, poilsio namų, turistinių stovyklų, stovyklaviečių, kur galima apsistoti su palapinėm. Ir tikrai daug žmonių sulaukėm ne tik per šventes, bet ir savaitgaliais, ypač šeštadieniais, sekmadieniais, tik šiandien neužsakėm gerų orų tom joninėm. Nu, tikimės, kad žmonių irgi netruks. Gal dar bus popiet, laiko yra, kad mums tuščiai negaišti, o gal galėtumėt patarti, ką mes galime nuveikti per tą laiką. Patarimų Aušra negailėjo.
užgavėnių muziejus, apžvalgos aikštelės, bent 10 medžio meistrų bei tautodailininkų, kurie mielai dalinasi savo amato paslaptimis su smalsiais keliautojais. Ir be abejo seniausio Lietuvos ežero – Platelio siūlomos pramogos. Laiko yra į valias, todėl negaliu praleisti progos apsilankyti vieninteliame Europoje šaltojo karo muziejuje. Kadagi dar gali pasitaikyti kita galimybė išvysti rekonstruotą požeminę raketų aikštelę. Mechanizmas koks būdavo, tarkim, karo atveju, jeigu būtų sprendimas, kad reikia paleisti bombą. Tai yra kažkoks mygtukas buvo ir keli mygtukai, keli žmonės vienu metu turėdavo paspausti. Tai vienas buvo pagrindinis pultas ir 4 atskiri, kurią raketą norėdavo paleisti. Būdavo rakčiuką pasukdavo ir dar mygtuką paspausdavo. Čia jeigu tuo atveju, jeigu norėtų paleisti raketą, o nebuvo čia, ačiū Dievui, reiškia. Pasuk traktuką, paspausti mygtuką, kaip užvesti mašiną. Bet tai kaip apsidraus, pavyzdžiui, buvo kokie saugikliai, kad prisigeria 2 draugai, nueina, vienas pasuka raktelį, kitas paspaudžia mygtuką ir viskas. Ar Nes buvo tie vienas pagrindinis ir 4 atskiri dar. Tai per 7 sekundės reikėdavo ir vieną pasukti, paspausti ir kitą dar, kurią raketą norėdavo paleisti. Bet ta prasme, kad kiek žmonių turėjo dalyvauti procese realiai? Jeigu įvyktų... Prie tų pultų 2 kareiviai būdėjo, tai vienas prie to pagrindinio, tas kitas prie tų 4. Tai jeigu vieną mygtuką paspaudė, pasuko tą raktelį, per 7 sekundės kito nepaspaudė ir viskas, ir anuliavosi. Padėt? Nu va, imi tą ir sujungi. Jo, šitas paskui bendrai sistemoje susijungia, gaunasi tas trumpas sujungimas, viskas gerai. Sėkmės. Žemaitijoje, ypač prie Platelių, labai daug įvairiausių nuostablių koplytstalpių. Ir mes teiravomės, kasgi tas žmogus auksinėmis rankomis, kuris juos gamina. Ir štai Antanas, kurį mes galų gale pamatėme miškuose, vos suradome. Sveiki, Antanai, nuo užgavėnių nesimatėm. Ir pasislėpė tokioje gražioje vietoje, kad nieks netrukdytų. Tai yra kažkur rastų suguldyti. Ne visur tilptų. Kad vietos būtų daugiau. Jo. Ir kągi jūs čia darot? Čia, kaip pasakys, koplytstulpis. Būtų kaip... Naujas koplytstulpis. Jo, čia ir specialiai užsakyms vienos šeimos, kaip patronams, šeimos tėvams atmint, tai tų tėvų patronams. Bet žiūriu, pas jūs ir įrankis skiriasi nuo kaukių gamintų įrankių. Štai kirvis, visiškai kitokios formos, negu mes įpratę matyti. Čia ir savotiškas toks kirvis. Tokiom, tam tikrom vietom, matot, prieit ištašyti. Kur su paprastu kirviu neprieis ir reikia lenkta. Bet įdomiausia, kad tas kirvis ir, reiškia, kitą išvesti iš 2 įrankių. Čia ir vedega, reiškia, vedegas. Vedega irgi tokiom visokiom ertmėm išskaptaut. Būdavo kiekvienam padoriam ūkį, reiškia, geldavom kam nors dirbt. Valtim skaptuot. Jo, valtim. Ir tai tas kirvis ir paprasta kirvi. Ir vedegas, tos vedegas hybrids toks. Pasakykit, Antanai, bet metam bėgant, ar keičiasi mados, ar vis dėlto yra tam tikras standartas, kada prieš 200 metų tokie koplytstulpiai būdavo daromi, šventieji tokie ir dabar? Ir meistras įneš, ir kažkokias madas, aišku, ir madas. Pavyzdžiui, čia aš darau pati jau skulptūrą ir iš to paties medžiai. Čia, aišku, jūs čia nemato, čia dar stoks susidės, stoks ir saulutė bus metalinė. O pačių skulptūrų siužetą faktiškai išlieka tie patys. Ar daug yra meistrų Lietuvoje, ar Žemaitijoje yra, kurie koplytstulpius darytų? Matyt, ir tai kiek rek. Bet žinot, yra turbūt ar čia stereotipas, kad tokiais kaukės gamina ar koplytstulpius daro daugiau vyresnio amžiaus žmonės, o jūsgi palyginus jaunas dar. Iš kur ta meilė atsirado?
būtent šiam darbui? Kažko čia aš aplinkybių auka, žinot, kad augi tu aplinkų daug tų meistrų buvo, daug tų pačių koplytėlių dar teka jau matyti vaikystėje. Taip Antanas jau daugelį metų rūpinasi, kad istoriškai svarbius gyvenimo etapus, datas ir iškilius žmonės menantis religiniai statiniai liudytų gyvenimą, o ne mirtį. Ir šio įdomaus amato kartu su kitais medžio meistrais moko ir jaunuosius restauratorius Plateliuose kasmet vykstančioje stovykloje. Girdėjau, kad žmonės, kurie dirba su medžiu, sako, kad kartais medis pats pasufleruoja, ką reikia pagaminti iš jo, kad reikia šiek tiek padėti. Iš tikrųjų tiesos yra tam? Labai daug. Nu čia, aišku, ar čia įmanoma neįžiūrėti. Čia ir sen žmogus, čia ir čia, matot, ir kleva mediena, čia iš nuo kelmo. Aš irgi, kaip du kūrybos, kaip sako, būdą, principą. Vienas ryškiai pagal eskizą nusibraidžiai, užsiprogramuoji ir stengiasi išlaikyti. Ypatingai, kada ir užsakovą, kaip sako, jau projektas parodyts visko. O dalį darbų darau grinai tokiai, kur visiškai atsidaudu medį diktavimo ir medis iš tikrųjų labai daug parodys. Aš matau, kaip jūsų rankos visą laiką tiesiog ieško ar medžio gabalo, ar įrankio kažkokio, jūs meilę įrankiams ir netgi matosi ant sienos, kad čia yra daugybė kirvių ir jie visi skirtingi ir labai seni. Seniausiai yra apie 1000 metų, tai kovinis kirvis, o paskui ir Pirmą pasaulinį karą ir prieš Pirmą pasaulinį darytų, bet daugiausiai tarpukarį. O jūs juos dar naudojat savo dirbdamas? Būtent aš juos naudoju ir čia tokia įdomi istorija. Aš kai pradėjau drožinėti, aš irgi kaip ir visi, dirbau tokias kaltas kažkur tai. Bet paskui teks su dailydėm padirbėti ir aš pasižiūrėjau, kad su tų kirvių gal labai daug padaryti. Ir po biškį perėjau, vis daugiau jų naudojau ir rinkau tos įrankius ir iš pradžių kaip kolekcijai. O paskui žiūriu darbo metu, kad tas įrankis galbūt pritaikoms būtent kokiam tai ypatingam momentui, ten kokiam užkaburiu prie skulptūros, kur atrodo neįmanom kitai prieš žiūri, tas... Kaip tam skirtas? Jo, būtent. Kalbant su jumis, atrodo, kad tas posakis, kad kirvių darytas, kuris reiškia, kad yra atgrubnagiškas darbas, netašytas, koks nors prastas darbas, sako, kirvių darytas. Tai jisai nėra teisingas. Ir tokių posakių, kad sako, lietuvis su kirviu į mišką įvažiavo, vien su kirviu suratas išvažiavo, arba kad sako, ką sūnus su oblium neišobliaus, tas tėvus su kirviu pritašys. Jūs turite tokių paslapčių, kurių bet kam neatskleisit, tik tai jau tam žmogui, kuriam iš tikrųjų nuspręstumėt patikėti savo paslaptis? Tų paslapčių, ir šiokių tokių, bet pagrindinė paslaptis, kad reikia sąžiningai dirbti savo darbą. Važiuodami keliu, netikėtai pamatėme vartus. Futbolo aikštę. Reikia pasižiūrėti. O čia vyrai gyvena, kaip jie žaidžia futbolą, tačiau priartėjus prie tos aikštės pasirodė, kad tai ne visai ir futbolas. Bent jau jeigu ir futbolas, tai Žemaitijos kitoks. Ir pasirodo, tai yra žaidimas, kuris vadinasi ripka. Labai senas žaidimas, kurį, sako, žaidė netgi Vytauto didžiojo laikais. Pasak legendų, net ir Vytautas didysis su savo vyrais mėgdavo pažaisti ripką. Pabandysim padaryti taip, kaip vaikystėje daugelis turbūt darydavo kiemuose savo, kada išeidavo į kiemą. Ir jeigu kokie berniukai žaisdavo futbolą, stoviniuodavo aplinkui, o paskui, jeigu jau drąsesnis, sakydavo, priimkit ir mane. Vyrai, priimsit pažaist? Aš jau supratau, kaip. Vienu žodžiu, kur ritinys svarbiausiai, kur ritinys nukrinta. Tada tą liniją tik tais galim mesti. Supratau. Apsaugų neduodat? Pagal sugebėjimą. Pagal baimės faktorių. Nieks niekur negauna, nežiopsot svarbiausiai. Gerai, bandom. Į operatorių gali taikyti, mane svarbu nelabai. Patinka. Susiemam, vyrai, susiemam. Gavo
kelis įvarčius, bet ne per mano pusę, taip kad nelabai aš ir ką prisidirbau. O iš tikrųjų tai, jeigu aš atėjau čia ir pamačiau, kad tai atrodo, kad stoviniuoja ir nelabai čia yra ką veikti, pabandžius vos pažaisti, iš tikrųjų sveikatos reikia daug ir netgi treniruotėms vyrams. Man labai gaila, kad šitas žaidimas nėra toks populiarus, koks galėtų būti. Pavyzdžiui, australietiškas regbis vos nes sporto šaka numeris 1. O mes turim tokią ribką, unikalų žaidimą ir galbūt su laiku, nes tokie dalykai vis dėlto vis tiek ateina laikas, kada pradedame dar labiau vertinti. Jeee! Nu va, o dantų valytis nereikia. Ne, čia tik visų metų griekus nusiplauti. Oi, tai. Ačiū. Raukšlių nebūtų, kad geri metai. Nu gerai, iškart šviesiau, kaip va gera pradžia šventės. Jonėnės prasideda prie platelių ir šventė iš tikrųjų labai graži, šviesūs žmonės, geri burtai. Vienintelis dalykas, kuris šiek tiek mane neramina prieš sutemstant. Gerai, su vainikėliais kaip nors mes juos plukdysim, tą mokam. Bet kaip šokti per tokio dydžio laužą, yra šiek tiek neramu. Vienintelė viltis, kad arba bus koks nors atsarginis padėtas šalia, arba šis gerai sudegs, sukris ir tada jau galima bus rizikuoti, gerai įsibėgėjus. Reikės eit gal pasitreniruoti net kur nors. Severiniai reišutelius bet glaudysi, sotnivo pulelė tai vargelis, severiniai reišutelė ašarelis. Aldona, mes atvykome pas jūs, praleidome daug puikių valandų, pamatėme įvairiausių įdomiausių dalykų ir Joninės čia yra mūsų viešnagės pas jūs kulminacija turbūt. Ir kaip jūs jas švenčiate? Aš mačiau, kad tai yra žmonės, kurie atvyksta, galbūt kai kurie sakė net ne pirmus metus ir labai laimingi ir patenkinti čia Joninėm. Nu, mums tas Mondris Joninis, senoviškas Joninis, išmokė folkloro ansamblis Mėgova iš Palangos. Mes nebuvom tokie Mondris, senas laikas čia net apšventi. Jau buvau nunykus tą tradiciją, žinot, kad švesdavau. Susirinkdavau jaunims, pažymėdavau aikštelį berželę, sukurdavau didelį laužą ir būdavau gegužėlį. Nu, dar Jonus pasveikindavau. Nu, mes sugalvojom, kadangi turim folkloro ansamblį, Mėgova pamokė, pradėjom Mondrę švęsti, kaip Kernavėje, kad švent kelios veitos Lietuvo. Bet jau be tokių nusigėrėm, kaip sako, nusibėmėm. Žmonės, kurie ateina čia, jie praeina pro vartus. Taip. Ir apsišvarina. Kadangi tai sakrali šventė, sakrali gamtos šventė, noras, kad būtų kažkoks tai įėjimas, žingsnėlis. Ir tas simbolinis apsiprausėms, lyg tai žmogus pasiruoš tą šventę. Ta puikia vasara šventė. Taip, ir tada jis atėjęs čia ruošiasi būrimui. Jisai kas 9 žingsnius renka po vieną žolę ir eina pas būrėją. Radau 9. Na, 9 viskas jau. Jau jūsų pokštė gražesnė. Nu va, aš norėjau, kad būtų margesnė, kad gyvenims būtų įvairesnė. Nesakėt man to. Mano dabar, bet neblogas irgi bus. Čia, žinokit, turės reikšmės. Dabar einam iškoti būrėjus. Ten yra prie stulpelių tokios vietos sėdė moteriškis ir jos labai įdomu. Iš surinktų žalių būrė? Jo, iš visų tų žalelių apie kiekvieną pasakys, ką tas reiškia jūsų gyvenime. Gali labai nulemti. Bet per Jonines gerai būrė. Gerai, eisim, kur labiausiai, kur geriausiai būrė. Ten vieną Čigonės čia labai gerai. Reiks susimokėti. Kažkokių bėdų būsi, bet išvingiausi, kaip sak, šlavirausi. Ir dar rodo gerą charakterį žuolį, bet nesakys, kad kitas metas, ką nežinotų.
Ir kad visą tai išsipildytų, tada žmogus turi su tom žolelėm nueiti ir sudeginti jas ant aukurio. Jo, turi sudeginti aukurelį ir tai kaip šventa ugnelė. To šventi labai svarbi ugnis yra. To ugnelį, katrą aukurelį, mes parsinešam į didįjį laužą, mes susidegam ne tikrą saulėlį, bet dabar jau saulėlį nusileido ir matot, mes turėjom stebulį. O šalia ir, kur mergatės mėtytų svainikėlis į kupolį, lyg tai būtų tas mūsų medis, gyvenim medis, pasaulio medis. Un kartu, matėt, mergelis mėti vainikėlis. Labai, kuo mažesnė, tuo daugiau nori mest. Matot, kaip visi noram saukti dabar, kuo greičiau. Ir ten tokie burta ir per tą šventis, tiek per juonins, tiek per užgavins yra klingautais. Linginį ir matėt, kiek lingaujas, o seniau buvo įprasta jaunimo lingautais. Tai visi lingavimus. Tai reiškia, kad senas laikas žmonės norėjo, kad derlius būtų puikus, kad gyvolė būtų gera augtų, kad karvis peinadavo, ypatingai per juonins ir visi burtai su karvėm. Jeigu dvi moteriškas nuės, un svetimos peivas pasiims virvį ir perbrauks per rasuotą žolį, parneš ir nupurtys su raselį un savo peivas. Tuomet augs puikiausia žolė, o jei bus puikiau žolės, tai karvėm peinados. Nu va, tai nuo kaimyno reiškia. Nuo kaimyno reikia. Su panikėm, kaip bakūras rimtas. Na. Va. Per tokį laužą tai peršokčiau. Bet jau kai tą didesnį dėksim, nežinau. Na ir štai šis pagrindinis joninių laužas yra jau turbūt esminis momentas, nes čia jau žino visi jau, kad yra didelis laužas. Didelis laužas, ir ta ugnelė ne bet kokie. Į kartu saulė atstuo, katros dabar trumpa, nes trumpiausias naktis. Bet yra visko apval, toks kaip švaroms, kaip rasa, kur sveikata, kur gyvybė, kur to žuolis, o žuolis dar nepasakė, ne tik būrimo žuolis, bet jeigu susirinksim tą žuolis per jonins, tai visas ligas galėsim pagydyti. Stebuklingas žuolis. Taip, o vainikėlius, kada mes eisim plukdyti vainikėlį? Vainikėlis irgi mergatis plukdys vainikėlius, o turėjom dar kryžiuokus po 12 sadynas, kaip suras paparti žaidvų, kažkas tikrai atras. Aš žinau, kad tikrai sakydavau taip, kad reikia eiti patį vidurnaktį joninį, toliai į mišką, kad net girdėtum nieką, nei žmogaus balsą, nei šuniais nieką, kad būtų tyla. Baisu. Nu bet, juk stebuklaiška, dėl stebuklaiška. Užgesta šviesus ir aš lieku vienas miške. Tau ir joninės. Ir čia papartis. Bet irgi be žiedo. Va! Va, žiedas. Radau. Tikras paparčio žiedas. Skint, neskint, paliksiu kitiem. Užmaskuosiu ir paliksiu. Grįžtam pagal garsą atgal. Žemaitijoje mes praleidome nuostabias valandas ir pamatėme daugybę įspūdingų dalykų, kurie turi teisę tęstis ir išlikti, kada norisi vėl sugrįžti iš naujo ir iš naujo. Labai geras dalykas yra, kada šventės prasideda. Liūdnas dalykas, kada šventės artėja prie pabaigos. Joninės po truputėlį taip pat baigėsi. Bet mes važiuosim kitur ir surasime dar kažką įdomaus. Taip kad susitiksim labai greitai.